Va, štai priėjom ženklą, kurio mes iš tikrųjų nelabai vadovausimės, bet ką aš norėjau pasakyti to, kad mes eidinėjom dabar į mišką ir iš karto mus pasitinka tas toks geras, stiprus, gaivus miško kvapas. Blin, kai kvepia čia nais, gaila, kad kamera negali to perduoti, bet iš tikrųjų, wow. Kaip yra sakoma, ne mes kelio dėl to kelio, tai mes metėm kelią ir, žodžiu, atsidūrėm be tą kelio. O mes priėjom kažkokį tai raistą, o čia matau šitam raiste, va, hebrytė yra lūčio, čia turbūt gerus yra, kažkas vat batą pametė, beidamas kažkada, tai va, nežinau kiek laiko čia jisai guli, bet pagal jo kondiciją tai matosi, kad jis jau čia ne vienus metus guli. Kurbra? Nu, kur einam dabar? Jo, gerai, einam tenais. O čia va pola va tokie va baliokai, va tokie va skraidžioja ir labai jų daug, aš jau nežinau, kiek nuo savęs jų nusimečiau. Manau, kad turistai čia tokie paprasti eiliniai turistai ir grybautojai gal čia nelabai malasi po šitą brūzgyną. O štai va čionais va mes kaip ir radom bebro pėdsakus. Va kokį berželį jie nuleido savo aštriais dantukais. Va. Pasigalando savo dantukus čionais. O drožlės. Kaip gerą oblerką pavarė. Nu, ir čionais daugiau tų medžių. Va, dar vienas pagraužtas berželis. Labai stipriai, bet čia taip ir paliko. Nedagriaužta, jį kažkodėl nenuleido. Pavargo turbūt griaužta. O toliau dar vienas berželis nugraužtas. O šitas matau kaip reikiant nugraužtas, nes čia jau nuleido jį. Ir dar bandė va čia naisva. Apgraužė šaką. Nusigraužė, čia turėjo būti turbūt va tai va. Tai va kažkaip turėjo būti tas berželis šakelė. Čia va pagraužė, čia va biškį pagraužė. Nu ir čia visą va nugraužė. Žodžiu, bėgbrai šiandien nemiega šitam raiste. Mes per nendrės brendam pirmin. Kažkokias nendrynas toks, nu, po kol kas dar nepasiduodam. Su Vicioku bandom pasiekti jau tą patį rago ragą. Jeigu pakeliu patys negausim čia rago, aš jau prisėmęs batus, esu mano kojas jau šlapios. Aišku, dar ne taip baisiai šlapios, bet galėtų būti ir sausesnis iš tikrųjų tas kojas. Va, brūkomės iki to rago. Ir va, dėjom, stovyklavietė čia kažkokia. Čia matosi kažkas tai laužo kūreno, va. O, turi taburetę pasistatęs. O, čia turbūt žvejoja atsisėdęs. Ir ežeriukas. Štai va, mes ir, galima sakyti, ir pasiekėm tą ragą. Va tenais užmesta, matosi, bonkė plūduriuoja, tai tenais turbūt kažkas žvejoja, kažką užmetęs. Čia maišas turbūt su šiukšlėm, kiek suprantu. Ten bambaliukų tikrai ne vienas ir ne du yra. O, nu, kažkokį tenais matosi bambaliukas, bet tvarkingai žmonės pakabinę maišą, kad šiukšlės mest. O čia va, turbūt jau tas pats jau rago ragas, pats viršus rago. Jo, va, aišku, nu čia vaizdelis toks va atsidaro. Tai bet svarbiausia tikslas pasiektas ir galime užsidėti varnelę. Drungio ežero ragas yra sėkmingai įveiktas. Broliukas turbūt Pasiekėm.
Labai gerai, labai gerai. Čia turbūt hebrytė labiau su valtim plaukia iš tikrųjų negu brenda per brūzgynus kaip mes. Lengviau su valtelė. O mes čia su baidarėm praplauksim, man atrodo, šitą ežerą, ne? Čia su baidarėm turim šeštadienį plauk, šiandien yra ketvirtadienis. Tai va, ką, sveikinu Martynai tave, sveikinu Vytautai tave, sveikinu visus televizijos žiūrovus, kurie lydėjo mūsų šitam kelyje per brūzgynus iki šito ragelio.